Deividas Aikas apie nepastebimą, savanorišką šių dienų vergiją. Kai mes girdime žodį vergija, beveik visada įsivaizduojame praeitį, pančius, fizinę prievartą, plakimą rykštėmis, istorijos vadovėlius, scenas iš istorinių filmų ir panašiai. Bet žydų kilmės britas Deividas Aikas daugiau kaip prieš 30 mečius prabilo apie tai, kas tuo metu atrodė vos ne kaip beprotybė. Jis paskelbė: vergija niekada nebuvo panaikinta. Paprasčiausiai buvo pakeistos jos formos. Vergija tapo nepastebima. Ji tapo savanoriška. Ji ėmė reikštis ne kūniškomis formomis, o pasaulio suvokimo būdais. Šiandien mes gyvename ne kalėjime su grotuotais langais, o sistemoje, kuri programuoja mūsų suvokimą, tai, kaip mes matome pasaulį. Ir ta sistema veikia taip subtiliai, taip nepastebimai, kad mes net nesuvokiame, kad tai programa. Šiandien nereikia, kad kas nors nuolat stebėtų ir kontroliuotų mus, nes mes patys stebime ir kontroliuojame save. Mes saugome ir giname mūsų ribojančių šablonus, o pasaulio versiją, kurią mums davė kiti, mes giname taip aršiai, tarsi patys būtume jos kūrėjai. Deividas Aikas vadina tai suvokimo spąstais, kontrolės architektūra. Šis kontrolės pastatas renčiamas ne išorėje, o mūsų sąmonės viduje. Šiame pastate nėra prižiūrėtojų su botagais ar megafonais. Yra tik begalinis srautas tariamai normalių dalykų. Naujienų, serialų, vadovėlių ir pamokų mokyklose, socialinių vaidmenų. Viskas atrodo be galo natūralu, kaip pas visus. Bet tai ir yra vergystės narvas, suręstas iš įpročių ir lūkesčių. Senoviniai kontrolės metodai — galia, baimė, grasinimai — pakeisti pasaulio matymo formavimo įrankiais. Mums dabar nesako: daryk taip, nes mes taip liepiame. Bet mums sako: daryk taip, nes taip protinga, taip priimta, taip įprasta, taip surėdytas pasaulis. Ir kai milijonai žmonių pradeda tikėti, kad pasaulis surėdytas būtent taip, kaip sakoma, tas pasaulis pradeda pamažu keistis, prisitaikyti prie tokio matymo, prie tokio tikėjimo. Taip pasaulio suvokimo mechanizmas kūrė pačią realybę. Kas buvo Deividas Aikas iki praregėjimo ir kokią kainą jam teko sumokėti, kad pamatytų tai, kas slepiama nuo žmonijos. Ilgą laiką jis gyveno įprastą gyvenimą. Savo aplinkoje išsikovojo geras pozicijas, pelnė žmonių pagarbą, pripažinimą. Jaunystėje žaidė futbolą profesionalioje komandoje. Vėliau, po sportinės karjeros, tapo garsiu sporto komentatoriumi televizijoje. Dirbo stambioje žiniasklaidos kompanijoje BBC, įsijungė į politinę veiklą Žaliųjų partijos gretose. Regis viskas klostėsi kaip reikia, tiesiog idealiai. Jis sistemos centre, jis tarp tų, kuriuos vadina garsenybėmis. Ir staiga viskas nutrūksta. Ir ne todėl, kad jis būtų padaręs kokį nusikaltimą ar šiaip kokį gėdingą poelgį. Tiesiog vienu momentu jam nutiko tai, kas netelpa į jokią karjeros strategiją. 1990 metais Deividas Aikas dėl kilusių sveikatos problemų apsilankė pas ezoterikos meistrę Gidūnę. Ir po to vizito pasijuto visai kitų žmogumi. Jis aprašė, ką patyrė per tą vizitą ir netrukus po jo. Tarsi jį būtų užliejusi galinga informacijos banga. Ji užplūdo vaizdinių, balsų, visiškai naujų patirčių ir suvokimų škvalas.
Tai buvo kardinalus sukrėtimas. Tarsi nuo akių būtų nutrauktas raištis ir jis pirmą kartą pamatė, kaip iš tikrųjų tvarkomas pasaulis. Aikas suprato, kad pasaulį valdo ne tie, kurie šmėžuoja visų akise, masinės informacijos ekranuose. Jis pamatė, kad egzistuoja globalus, apgaulingas iliuzinių įsitikinimų laukas, kuriame žmonija laikoma ne ginklu, ne prievarta, o pasaulio vaizdo iškreipimo priemonėmis. Kartu atėjo gilus tikėjimas, kad jo pašaukimas, neišvengiama prievolė, kalbėti apie tai žmonėms, atverti jų sąmonę tiesai, nepaisant nieko. Aišku, jis galėjo nieko nepasakoti apie savo naujas patirtis, praregėjimus. Jis galėjo tyliai užsiimti saviugdą ir sėkmingai tęsti karjerą įprastame, bet dabar jau iliuzinių tapusiame gyvenime. Bet jis nuėjo į tiesioginę BBC televizijos laidą ir ten pareiškė, kad viskas, ką mes laikome realybę, yra gryniausia iliuzija ir kad vienintelė tiesa mūsų gyvenime yra meilė, kad žmogus yra ne tiek fizinė būtybė, o sąmonė. Ir būtent tą sąmonę pasaulio galingieji laiko spąstuose. Po tos laidos Aikas tapo pajuokos objektu, raupsuotojų. Iš jo tyčiojosi laikraščiai, radijas, televizija. Iš herojaus jis staiga tapo klounu. Jo teksto citatas ištraukdavo iš konteksto, apversdavo aukštyn kojomis, o jį patį vaizdavo kaip beprotį. Karjera baigėsi akimirksniu. Jis prarado viską – pinigus, reputaciją, padėtį visuomenėje. Bet visa tai nesustabdė, nenutildė jo. Jis ėmė rašyti dar daugiau ir intensyviau. Tyrinėdamas sąmonės pavergimo fenomeną, išvažinėjo daug skirtingų vietų, gilinosi į skirtingas istorinės epochas, susitikinėjo su archainės žinias išsaugojusiais žmonėmis ir skirtingų kultūrų atstovais. Jis aplankė Egiptą, Indiją, Tibetą, Andus. Jis ėmėsi simbolių dešifravimo, studijavo senuosius tekstus, susitikinėjo su atsiskyrėliais, mistikais, ezoterikais. Jis ieškojo patikimų žinių apie tai, kas vyksta su žmonėmis 21 amžiaus pradžioje. Ir šiandien, praėjus daugiau kaip 30 metų po to lemtingo pasirodymo BBC laidoje, daugelis jo minčių, kurios tuo metu skambėjo kaip gryniausia nesąmonė, pradeda įsitvirtinti visuomenės sąmonėje, kaip savaime suprantami dalykai. Jis kalbėjo apie totalinę kontrolę dar tuo metu, kai skaitmeninio sekimo sistemos apskritai neegzistavo, kai nebuvo biometrijos, socialinio reitingavimo, nematomo cenzūravimo. Jis kalbėjo apie sąmonės programavimą, kai nebuvo algoritmo pritaikymo mechanizmų, kai nebuvo supratimo, kad daugelis mūsų pasirinkimų yra visai ne mūsų pasirinkimai. Tiesa, Aikas kalbėjo ir apie tokius dalykus, kurie ir šiandien skamba kaip pernelyg radikalūs. Visas kalbas, visas idėjas gimdė viena pamatinė nuostata – nepasiduoti sistemai, kuris siekia ištrinti tave kaip asmenybę. Savo skaitytojų ir klausytojų jis neprašo tikėti tuo, ką sako. Jis prašo žiūrėti savo akimis ir vertinti savo protų. Aikas sako: žmogau, tave įpratino suvokti vergiją kaip grandines, kameras, prievaizdus, bausmes, besąlygišką paklusnumą. Užmiršk visą tai. Tai pasenęs modelis. Šiandien viskas daug išradingiau. Kalėjimas, kuriame dabar gyvename, yra ne iš sienų ir grotų ant langų, o iš vaizdų,
įvaizdžių ir supratimų. Todėl tu net nesupranti, kad esi kalėjime. Nes tuo pat metu esi ir kalinys, ir sargas, ir prižiūrėtojas. Tu pats saugai sienas, kurias kažkas kitas surentė tavo sąmonėje. Štai ką suprato Deividas Aikas dar prieš 30 metų. Kokiu tikslu siekia ši sąmonės programavimo, sąmonės valdymo sistema? Aikas aiškina taip. Jei tu kontroliuoji tai, kaip 8 milijardai žemės žmonių suvokia pasaulį, tau nereikia valdyti jų tiesiogiai. Šią sistemą Aikas vadina suvokimo spąstais. Ši sistema sukurta ne per vieną kartą. Ji kurta per daugelį amžių. Iš imperijų ją perėmė korporacijos, iš religijų ideologijos, iš šventyklų televizijos kanalai. Šiandien ta sistema integruota į interneto algoritmus, naujienas, švietimo programas mokyklose ir universitetuose, kultūros ir kino įvaizdžius bei simbolius, socialinius tinklus ir net į pačią kalbą. Šioje sistemoje tu gyveni nuo pat gimimo dienos. Ir ne tik gyveni, bet ir suvoki kaip vienintelį galimą gyvenimo būdą. Štai pavyzdžiai. Tu gimei valstybėje, kuri pareiškė tau. Štai įstatymas. Paklūsk jam. Atėjai į mokyklą ir ten tau sako, štai tiesa, laikykis jos. Įjungi televizorių ir tau sako, štai priešas, o štai herojus. Nekesk pirmojo, garbink antrąjį. Atidarei Facebooką ir jis tau sako, štai koks tu turi būti. Tu niekada nematei žemės rutulio kaip visumos, bet žinai, kaip jis atrodo. Tu niekada nebuvai susitikęs su prezidentu, bet turi suformuotą nuomonę apie jį. Tu niekada nematei viruso, bet aiškiai žinai, kad jo reikia bijoti, kad nuo jo reikia slėptis už kaukės, aklinai užsidaryti ir badyti sau petį. Kas sukūrė visus tuos įvaizdžius tavo galvoje? Kas suformavo tavo pasaulio vaizdą? Aikas sako, tai ir yra kontrolės sistema, tai ir yra valdymo sistema. Tave valdo suvokimo filtrais, įsitikinimais, lūkesčiais. Tu matai pasaulį ne tokį, koks jis yra, bet tokį, kokį tave išmokė matyti. O štai dar vienas esmingas Aiko minties vingis. Tu ne vien suvoki, regi pasaulį tam tikrų kampų, bet taip regėdamas kartu ir kuri tą pasaulį. Bet šiuo atveju kuri ne tu, kūrė sistema, kuri valdo tavo suvokimą, tavo regėjimą. Juk fiziologiškai žmogus gali matyti, gali patirti tik mikroskopinę didžiojo begalinio pasaulio dalį. Tu matai tik 0,05% iš viso šviesos spektro. Tavo ausis pagauna tik labai siaurą diapazoną iš garso bangų begalybės. O visa kita prikuria, užpildo, interpretuoja tavo smegenys, tavo sąmonė. O jei jį prikuria, konstruoja tą pasaulio vaizdą pagal svetimą scenarijų. O jei viskas, ką tu laikai norma, realybė, tikrovė, kad visa tai tėra gerai apgalvotas, stropiai sukonstruotas modelis, šablonas. Gal tau niekada ir nerodė tikro pasaulio vaizdo. Štai kodėl Aikas vadina mūsų pasaulį perceptyvinę, tai yra suvokimo matrica. Sistema įtikinėja tave, kad tu laisvas, kad viskas normalu, kad taip ir turi būti. Ir tu gyveni, eini į darbą, žiūri televizorių, įsivaizduoji, kad pats renkiesi vieną ar kitą elgsenos variantą ir net nenutuoki, kad esi sukaustytas, tik neretežiais, o nematomų konstrukcijų tavo sąmonės viduje. Kad išsivaduotum,
kad sutraukytum tuos nelaisvės retežius. Maža išjungti televizorių, liautis klausyti melagingų žinių. Tu turi užduoti savo klausimą, kurio labiausiai bijo visa ši sistema. Kas aš esu iš tikrųjų? Kas esu, atmetus visą tą man primestą realybę? Davidas Icke'as padeda žmogui pačiam rasti atsakymą į šį esmingą klausimą. Jis parašė ir išleido apie 20 knygų. Su paskaitomis išvažinėjo kelias dešimtis šalių. Šiandien jis jau ne klounas, ne raupsuotasis, o populiarus rašytojas ir paskaitininkas. O idėjos, kurios prieš 30 metų buvo laikomos kliedesiais, dabar vis plačiau įsigali kolektyvinėje žmonijos sąmonėje. Daugiau informacijos apie Davidą Icke'ą, jo knygas ir idėjas galima rasti pagal nuorodas pateiktas žemiau šio video aprašyme.